Jau mano paskutinė stotelė vartojimų ir aš daugiau negaliu vartoti, nes tiesiog mirsiu. Daug vartojimo narkotikų, iš jų 15 metų vartojau narkotikus, pusę savo gyvenimo. Tiesiog praradau sveikatą, šeimą praradau. Pirmą kartą pabandžiau 14, pabandžiau žolės, po to jau 15-16 prasidėjo amfetaminas, ekstazi. Jau pilnametis būdamas heroino pabandžiau, bet pagrindė buvo amfetaminas visą gyvenimą, be jo negalėdavau pradėti kažkokios veiklos, turėdavau visada pavartoti, kad galėčiau kažką veikti. Ir į darbą, ir į mokyklą, ir visur lydėdavo mane amfetaminas, po to ir pardavinėti aš jį pradėjau. Aš tokioj užaugau, galima sakyti, disfunkciniai šeimoje. Tėvas mano gerdavo, mama išsiskyrė su tėvu, aš pradėjau maištauti, ieškoti, kaip sakyti, atramos gyvenime, tai buvo draugai, būdavo linksma su jais praleisdinėti laiką, namuose nieks neįdomu būdavo, visada vakarėliai ir panašiai, ir taip tęsės, po kol pradėjau vartoti vienas. Pradžioje aš nemačiau jokių pasiekmių, man buvo tiesiog linksma, net nebūdavo kada susimastyti apie kažkokią žalą, tik jau paskui, jau kada matydavau, kad nei pavartojęs, nei nepavartojęs negaliu gyventi, kol nenusivažiavau visišką dugną. Net nepajaučiau iš tikrųjų, kaip atėjo tas dugnas. Pats kažkaip nebuvo minčių pačiam pavartoti, kažkaip per draugus, tas bendras toksai visas judesys. Paskui tik jau žiūriu, kad apsieit be to negaliu, nes pripratau tiesiog. Priklausomas esu 15 metų, jau taip konkrečiai. Buvo momentų, kada supratau, kad aš esu narkomanas ir tai garsinau pats, su draugu sėdint, viens kitam pasakėm, kad mes esam narkomanai, kad mes jau nemokam, bet to dar po šitų pokalbių vartodavau su tokia kaip ir kančia, nes sunku būdavo iš to išlipti. Vieną dieną, kada prabudau psichiatrinį ligoninį, supratau, kad čia jau mano paskutinė stotelė vartojimų ir aš daugiau negaliu vartoti, nes tiesiog mirsiu. Skaudžiausias momentas, kada nesikontroliavau, pradėjau jau iš namų nešti daiktus, parduoti viską, telefoną paskutinį savo pardaviau. Taip, aš per vartojimą prisidariau problemų, sėdėjau 1,5 metų Pravieniškėse, bet ir ten vartojau, žodžiu, nebuvo taip, kad būtų kažkoks stabdis ar susimastymas, kad reikia gyventi kitaip. Man buvo 19 metų, kaip mane uždarė. Pradžių net nesupratau per tos teismus, per tą vartojimą net nesupratau, kad aš sėsiu, nemačiau iš vis rimtumo ir žodžiu, patekau zoną Pravieniškės. Aš vartojau, visus tos 1,5 metų vartojau, vis tiek gaudavos taip, kad pričiešindavau šeimos narius, draugus, kad man atsiųstų pinigų, kad man jų reikia čia, kad maistui, cigaretėm, bet viskas eidavo vadinamai kobrai, rūkydavau purkštą tabaką, žolės pakaitalą ir vis tiek nesustodavau vartoti, ir būdavo, kad ir skolas pribrisdavau, atiduodavau kažkaip, tai vis tiek išbrisdavau. Bet žodžiu, visą laiką, kol sėdėjau, visą laiką ir vartojau. Norėčiau tą visą laiką, kurį pravartojau, dabar atgauti, ta prasme, bet tai aišku, taip neįmanoma tiesiog. Tų 15 metų. Aš kaip sužinojau apie vilties švyturį, aš žinojau, kad yra tos reabilitacijos, kad galima susitvarkyti, girdėjęs ir tų liudijimų ir pasakojimų visokių. Aš žinodavau, kad yra tokios vietos, bet kol nepapuoliau į psichiatrinę ir neatsigavau, aš nemačiau, kad man reikia tame. Kaip aš po psichiatrinės atsigavau, atsičiūkinau, pasižiūrėjau į veidrodį, kad visas subirėjęs nuo tų narkotikų, supratau, kad reikia keistis, reikia kažką daryti. Taip ir patekau į reabilitaciją. Aš išgirdau pasakojimą vieno žmogaus, kuris yra čia girdęsis ir būtent girdėdamas, kokia čia sistema, kad daug žmonių pasveiksta, ta prasme, man tas ir užkabino, kad žinojau, kad man reikia griežtumo, kad man reikia tokios tvarkos, disciplinos, nes žinant mano tokį charakterį, man žinojau, kad tiesiog šita vieta kažkaip pajaučiau viltį, kad šita vieta man padės.
Kaip mane paleido po psichiatrinės, aš jau buvau susiderinęs pažymas, susiderinęs viską. Ir kaip mane išleido, aš tiesiog galvoju, dar aš paskutinį kartą pasiimsiu ir pakaifuosiu. Nuvariau į Vilniaus stotį, turėjau 20 eurų paskutinių, padaviau jai kažkokiai mergai ir žodžiu su tais pinigais jinai pabėgo. Ir aš nieko nelaukdamas nuvariau pas mamą į namus ir sakau, reikia mane vežti kažkur greičiau, ne kažkur greičiau, išvyti ir greičiau važiuoti, nes aš galbūt, jei būčiau tą kartą pavartojęs, nežinau, ar būčiau dakeliavęs. Iš tikrųjų. Man įdomiausia, darbo terapija, užsiėmimai, kažkaip tai apmąstymai, galiu pabūti su savim, tiesiog įdomu dirbti man. Būna visokių iššūkių, būna momentų, kada jau noris nuleisti rankas, bet supranti, kad negali ir susiemi ir tiesiog. Taip, reabilitacijos, tai svajoju pirmiausia paprastos tokios svajonės, kurios yra reikalingos man, tai atidavinėti skolas, kurių per vartojimą esu prisidaręs tūkstančiais. Toks pirmas mano planas susidėti dantis ir skirti savo sūnui dėmesio, nes turiu 8 metų sūnų. Nesueina galai, kaip galvojau, kad bus ir kaip pamačiau, kas čia vyksta. Iš pradžių galvojau, kad atvažiavęs galėsiu stumdurą, čia man duos vaistų, kad galėsiu čia praleisti savo, taip leisiu tiesiog laiką. Pamačiau, kad čia rimtai yra dirbama, rimtai užsiema, kreipiama į kiekvieną smulkmeną dėmesį. Bet tai manęs tas negazdina, man kaip tik čia įdomu ir matau, kad čia rimta pagalba. Fentanilį paskutinius metus labai stipriai. O šiaip amfetaminas pagrindė, aš nebūdavo taip, kad pirkčiau ten kokį gramą ar 2, aš imdavau 40-50 gramų. Taip, kad turėt, kad būtų vartot, pasistiprinti, eidavau aš ir privartojęs ir dirbdavau, aš viską nemiegodavau naktim, bet eidavau ir dirbdavau ir užsidirbdavau, bet tai galima sakyti, visi pinigai amfetaminui sueidavo. Fenta tai labai yra stiprus narkotikas, tiesiog pūdo žmogų, galima sakyti, ir dvasiškai, ir visaip kitaip. Tiesiog po to būna labai didelės abstinencijos, reikia pasigydyti sveikatą, o pinigų reikia, ką uždirbi neužtenka, minimum 60-70 eurų reikia į dieną turėti, kad prabūt su gera sveikata iki kitos dienos. Ir taip toliau tęsi. Čia centre buvo mano pirmos knygos perskaitytos gyvenime, nes, ką ten mokyklai skaitydavom per pamokas, tai ten net nesiskaito. O šiaip dabar čia centre perskaičiau 12, gal daugiau knygų. Iš vis susipažinti su savim pradėjau, nes aš kadangi pradėjau vartot ten nuo 15 metų, tai koks buvau vaikas, toks ir užsišaldžiau su tuo vartojimu. Toks nei suaugau, o čia pradėjau augti, pradėjau mąstyti, pradėjau suprasti daug dalykų, pradėjau su žmonėm mokėti bendrauti, priimti kitus žmonės, turėti svajonių kažkokių pradėjau. Man sakydavo, aš pakol jaunas buvau, aš nemačiau, kad man reikia, aš neturėjau problemų, man visko užtekdavo, nes būdavau aprūpintas, kol pats ant savo šiknos neatsisėdi ir nesusimastai, po to jau būna per vėlu, ta prasme. Tai tą pamatyti kažkaip tai suvokti, kad tik tai griauna narkotikai gyvenimą. Mano kai kurie draugai nespėjo suprasti, nes per vartojimą virš 10 draugų, nežinau dabar skaičiaus, tiesiog mirė, perdozavo, nusižudė ir šiaip daug visokių įvykių. O kai kurie, yra kas dar vartoja, yra, bet nepamato tos problemos. Aš esu 3 kartus perdozavęs, vieną kartą namie atpompavo, kitą kartą mašinoj draugai sustojo, iškvietė greitąją ir 3 kartą nusižudyti, kaip norėjau, pasiėmiau 100 eurų fentanilio, pasivogiau litrą degtinės ir galvoju, viskas
susileisiu žodžiu. Jo, ir tiesiog, nes jau va čia viskas taip vyko prieš psichiatrinę, kai prabudau psichiatrinį. Tai ačiū, kad mane išklausėt ir tikiuosi, kad išgirdot iš tikrųjų mano pasakojimą. Ačiū.